Sveiki, džiaugiuosi galėdamas Jums pristatyti naują studentų farmacininkų draugijos laidą Alumni klubas. Susipažinsime su universitetą baigusiais žmonėmis, teirausimės, kaip jiems sekasi užvėrus universiteto duris ir klausime, ar norėtų sugrįžti savo alma mater. Mūsų pašnekovais bus skirtingas kryptis pasirinkę farmacininkai. Kalbinsime vaistininkus, įmonėse dirbančius kolegas bei dėstytojus. Jeigu norėtumėte dalyvauti mūsų laidoje, ar turite draugų, kurie galėtų pasidalinti savo patirtimi, maloniai kviečiame susisiekti su kūrybinė komanda. Tikimės Jūsų dėmesio. Šiandien kalbiname Tomą. Sveikas, Tomai. Kodėl pasirinkai farmacijos studijas? Aš iš tikrųjų mokiausi mokykloje, kur visi tikslieji mokslai buvo sustiprinti, tarp jų ir chemija, biologija, ir kažkaip labai sudomino. Ir vėliau kai atėjo laikas rinktis, 11-12 klasiai, norėjosi kažką su chemija, su biologija, ir vienintelis priimtiniausias, įdomiausias pasirinkimas atrodė farmacija. Ar buvo kokių nors kitų alternatyvų studijuoti? Iš tikrųjų rašiau į pirmąją vietą farmaciją būtent, jeigu jau nepavyktų, tuomet į kitas medicinos mokslo sritis, kaip medicina, odontologija, bet vis tiek pirminis noras buvo farmacija. Aišku. Praėjo kiek daugiau nei pusmetis po universiteto baigimo. Įspūdžiai susigalėjo. Ką galėtum pasakyti apie 5 metų studijų laikotarpį? Kas labiausiai įsirėžė į atmintį? Iš tikrųjų, turbūt buvo vienas užimčiausių laikotarpių, kai neturiu laiko atsikvėpti, pastoviai mokslai, pastoviai kitos veiklos, bet nesigaliu ne vienos akimirkos, kur paleidau ir studentiškose organizacijose, ir įvairiose mainų programose su užsienio studentais. Daug patirties įnešė patys mokslai ir tai, ką veikiu projektą. Gal kažką norėtum pakeisti universitete, mokymo programoje? Kad iš tikrųjų apie mokymo programą pačią, aš priklausiau farmacijos fakulteto tarybai, kaip studentų atstovas, ėjo labai ilgos diskusijos, buvo atvykę užsienio ekspertai ir tie pokyčiai, kuriuos mes išsakėm, jau po truputį vyksta, atsirado nauja katedra, keičiasi pačios studijų programos, tai manau, kad ir savo nuomonę aš išsakiau pačiuose posėdžiuose ir einama ta linkme, kad daugėtų klinikinių dalykų, mažėtų pačios sauso kalimo, taip sakant, sausų mokslų, kurių mes realiai nepanaudojam, ir kad būtų įdomesnis pats kursas. Paminėjai studentišką veiklą, ar dar kokioje nors veikloje buvai įsitraukęs? Nuo pat pradžių buvau studentų farmacininkų draugijos narys aktyvus, vėliau tuo pat metu ir studentų farmacijos fakulteto studentų atstovas fakultete, taip pat fakulteto konkurso ir atestacinės komisijos narys ir, manau, pakankamai plačiai buvo įsitraukę. Kokios patirties įgijai gal pasidalinti? Iš tikrųjų, visos šitos veiklos įneša ir tam tikros diplomatijos mokslų, nes išmoksti kalbėti, bendrauti su vyresniais dėstytojais, profesoriais, daug pasiekusiais žmonėm, taip pat su kitais studentais, organizuoti veiklas, bendrauti su įmonėm, tai, manau, visapusiškumo tokio įneša. Būtų labai įdomu sužinoti, ar studijuodamas dirbai. Dirbau beveik nuo pat pradžių, nuo antro kurso jau. Pradžioje ne farmaciniai veikloje, antram kurse dirbau inventarizacijas atliekančiai įmonei, tai buvo naktinis darbas. Tam tikrą skaičių naktų per mėnesį darydavau inventarizacijas tiek vaistinėse, tiek prekybos tinkluose ir kitose įmonėse. Vėliau pradėjau nuo 3 kurso dirbti vaistiniai kaip pagalbinis personalas, kai jau baigiau tuomet ir farmacininkų, vaistininkų. Ir manau, kad tikrai įmanoma suderinti darbą ir studijas, jeigu yra noras, jeigu yra paskata tam daryti. Paminėjau, dirbdavai naktimis.
Žinant tai, jog studentai visi ruošiasi koliokiumams naktim, kaip tau tai sekėsi susidoroti? Patys pasiruošimo darbai koliokiumam vykdavo prieš pat juos dažniausiai ir tai nebūdavo kiekvieną dieną. Ir kaip tikras studentas beveik visada mokydavausi naktį. Perkime prie šiek tiek linksmesnės temos. Koks yra įsimintiniausias ir linksmiausias tavo studijų nuotykis? Galbūt ne pats nuotykis, bet kiek tai džiaugsmo suteikė kitiems žmonėm, kai prieš vieną iš atsiskaitimų, milžiniškų atsiskaitimų, kur informacijos buvo begalė, aš staiga pradėjau tikėti įvairiais ženklais ir tai, kad man kelia kelis kartus pastovo automobilis, perbėgo kelią man įsivaizduojami gyvūnai ir panašiai, aš nusprendžiau į tiesiog neiti. Ir atsiskaičiau vėliau. Kai jis žinojo priežastį, jis labai juokės. Reikės išbandyti. Kokiam žmogui rekomenduotum stoti į farmaciją, kokiamis būdo savybėmis jis turėtų pasižymėti? Manau, visų pirma, turėtų būti kruopštus ir atsakingas, kadangi vis tiek susidurime su pacientais, rūpinamės jų sveikata, taip pat rūpestingas, nesibodantis išklausyti kitų problemų, kadangi tai yra kasdienė mūsų duona ir mes padedam žmonėms, jau ne tik kiek dalis gydytojo, bet ir tam tikri psichologai, tai turėtų būti tam tikras bendravimas. Kokią sritį pasirinkai po universitetą, baigimo, kaip sekasi save realizuoti? Tik baigęs, dirbau vaistiniai, vėliau atsirado galimybė išbandyti kitą sritį, šiuo metu dirbu su vaistais iki jų registracijos ir tai yra tikrai įdomu ir manau, kad kiekvienas, kuris pabaigia, turėtų išbandyti bent kelias sritis, neužsilikti vaistinėje. Ką planuojate ateityje veikti? Kol kas man įdomu tai, ką aš darau, o vėliau bus matyti. Kaip vertini informaciją Lietuvoje? Ar galima tobulėti? Aš iš tikrųjų pats iš savęs esu optimistas ir nepiešiu dalykų tamsiomis spalvom. Yra kur tobulėti, visada yra kur tobulėti, bet aš nemanau, kad esame blogoje situacijoje. Tiek pacientų priežiūros srity, tiek įvairiose kitose sferose, manau, kad Lietuvoje yra pakankamai gera situacija. Ko palinkėtum farmacijos fakulteto studentams bei norintiems čia studijuoti? Studentams tikriausiai palinkėčiau atkaklumo ir siekti savo tikslų. Atkaklumas, siekimas savo tikslo, manau, nuves į tikrai gerą ateitį tiek farmacijoje, tiek apskritai gyvenime. Mėgstamiausias dėstytojas? Vieną neišskirčiau. Iš tikrųjų, buvo daug tokių, kur nesvarbu, kad buvo penktadienis ir pati vakarinė paskaita susirinkdavo pilna auditorija, vos tildavom, kur atsisėst, nes dėstytojai sužaidavo savo charizmą, savo mokėjimo papasakot, perduot savo žinias ir tokių buvo ne vienas, tai vieną konkrečiai pasakyti. Ačiū Jums už pokalbį, buvo malonu susipažinti.